Sveiki visi, čia yra Fausto virtuvė ir mes šiandien gaminsim šokoladinį brownie. Visų pirma, išlydome šokoladą su sviestu. Pradžiai reikia išlydyti šokoladą su sviestu. Garų voneliai, tai įpili į tam tikrą puodą vandens ir ant viršaus uždedi puodą su tam tikrais produktais, kuriuos nori išlydyti. Viską sudedame į bliūdą arba indą, viską truputį pramaišome ir sprogdinam trynius kaip ir kiaušinio ir padarom tokią kaip ir masę, labai daug maišyti nereikia, tik truputuką. Kai išmaišome, keliaujame prie viryklės. Gariname, kol gausime gerą masę, bet neperkaitinkime ir garinkime ant žemos temperatūros. Tai mes kaip ir gaminam karamelę, nežinau kaip pasakyti, bet mes maišom ir bandom garinti ir gauti tam tikrą konsistenciją. Tai maišome ant garinės vonelės apie 7 minutes ir daugiau. Tai kai padarom tą masę, mes dedam į mikserį, arba dar, kaip sakant, virtuvinį kombainą ir viską maišome iki tamsios kreminės spalvos. Dideliu greičiu ir visų pajėgumu. Kai sumaišom iki tokios kreminės spalvos, kaip ir tamsios, labai svarbu, tik iki tokios, labai svarbu, negali būti kitokios spalvos, nes tada bus kaip ir nepilnai išsimaišusi. Ir dabar dar apie 1 minutę praplakam ant silpnos jėgos. Išmaišome mūsų masę viską, tada supilame miltus, kakavą ir viską gerai išmaišom. Kai sumaišom kakavą su miltais, po biškį į sujungtų mikseriu bersime, kad nesusidarytų gumuliukų ir lengviau išsimaišytų. Kai viską išmaišome ir paruošime šią masę, ją pilame mūsų išlydytą šokoladą. Tai kai supilam visą šokoladą, dedam ir gerai išmaišom iki vientisos masės. Liko įdėti smulkintus riešutus, tai sudedam. Aš dedu lazdyną, bet čia jūsų reikalas, kurios dėsite. Nutelas. Ir šrūdodus. Viską dedame mikserį ir viską gerai išmaišom iki vientisos masės. Iškepimą galite papurkšti riebalais formą, kad neprikeptų. Ir sudedame mūsų pagamintą masę. Paruoštą masę ir sudėtą į formą dedame į 180 laipsnių atkaitintą orkaitę ir kepame 35 minutes. Tai kai palaikėme 20 minučių kambario temperatūroje brownie, galime ragauti. Labai skanus, tikrai pavyko ir labai džiaugiuosi, nes visada labai ilgai ieškau receptų, juos gaminu ir bandau ir šis receptas tikrai pavyko. Iki kito karto.